Ar mes jaučiame, kad Lietuva tai jėga? Manau, kad Vytautas Landsbergis yra tik vienas iš kelių Lietuvoje esančių tokio lygio politikų, kuris iš tikrųjų jau savo darbais įrodė, kad geba valdyti tiek visą valstybę, tiek tuo pačiu vadovauti partijai. Aš manau, kad jis yra pasirengęs priminti, kokia buvo Sąjūdžio dvasia ir iš tikrųjų kokiamis vertybėmis turi vadovautis Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Todėl aš manau, kad jis yra tinkamas kandidatas ir pats geriausias kandidatas tapti partijos pirmininku. Balsas už Vytautą Landsbergį nėra katės pirkimas maiše. Tai yra balsas, kurį atiduodi už patikrintą, žinomą ir veikiančią tiesą. Todėl manau, kad partijai reikia pasitikslinti, kuriuo keliu jie eina ir manau, kad būtent balsas už Vytautą Landsbergį ir leis tai padaryti. Todėl aš atiduodu būtent profesoriui. Manau, kad amžinos tiesos ir amžinos vertybės nesikeičia nepriklausomai nuo aplinkybių, todėl esu už Vytautą Landsbergį. Aš palaikau Vytautą Landsbergį, nes galvoju, kad žmonės dažnai paslysta ant savokos modernus. Dažnai galbūt jauni žmonės ant to paslysta. Aš nemanau, kad tai veda į išlikimą, į Lietuvos išlikimą. O tas išlikimas tik tas ir yra svarbiausia. Tik to aš ir noriu. Tęsiant iš tikrųjų jaunų žmonių mintis, Vytautas Landsbergis išties visuomet trykšta energija ir gyvybingumu, nesvarbu, kad ir kur bebūtų, kad ir ką beveiktų. Todėl manau, kad jauni žmonės besimdami šio gyvybingumo ir šios energijos tikrai turėtų palaikyti ir didžiuotis Vytautu Landsbergiu. Aš manau, kad verta rinktis Vytautą Landsbergį, nes sunkia akimirka jis atstovavo Lietuvą. Tai manau, nelengva akimirka ir partija atstovautų Tėvynės sąjungą ir Lietuvos krikščionių demokratai.